Šiandien Nemunas svečiuojasi Lietuvos kinematografininkų sąjungoje ir šiandien kalbinu ypatingą viešnią, labai žinomą žmogų Lietuvos kino pasaulyje. Tai yra kino kritikė, kino tyrėja, žurnalistė Izolda Keidošiūtė. Sveiki, Izolda. Labas. Labai ačiū, kad sutikote paskalbėti su mumis, nes už kadro liko ta informacija, kad turite nepaprastą populiarumą pastaruoju metu ir labai didelį užimtumą. Aš skaičiau, kad Saulius Macaitis štai tokį atsiliepimą apie jūs paliko. Kaip gerai, kad ji yra ekrane ir gyvenime. Ir man pasirodė toks labai gražus ir labai apibūdinantis jūsų tikrai didelius kino pasaulyje nuveiktus darbus. Ir žinau, kad viename interviu sakėte, kad jūs norėjote būti aktorė. Tai kaip atsitiko, kad jūs pasukote į tą kritikos pasaulį? Aktorė aš norėjau labai vaikystėje, lankiau tą garsųjį, dabar vadinamą elementorių, dramos būrelį lankiau kartu su Kernagiu, pavyzdžiui, arba kokiu Eugenijum Laurinaičiu, šiandien žinomų psichoterapeutų. Na ir ten, matam, jam vadovavo tokia labai išmintinga moteris, Valerija Marcinkevičiūtė, tokia legendinė moteris, kurią visi šiandien prisimena, daugelis, kas pasilankė tą būrelį. Jis su manim gerai, taip, mes pašnekėjom ir sakė, geriau man neiti į aktorės. Na, visiškai, aš dabar to labai džiaugiuosi. Nes taip ir buvo, kad kažkada mano tėvas irgi pabandęs buvo aktorystę ir paskui perėjo į žurnalistiką. Nu, tai va, aš ir nebandžiau, aš iš karto stojau į žurnalistiką ir baigiau tą žurnalistiką. Bet neliko jokių nuoskaudų. Tai, kad aktorius dabar visą gyvenimą kalbinote, bet taip ir neprisilietėte prie tos aktorystės. Ne, tai yra per daug sudėtinga profesija, daug sunkesnė net už mano, tai yra labai, pirmiausia, nedėkinga, pavojinga profesija, nes kiek aš žmonių, kiek iš kokio 100 aktorių, kurie turi tą profesiją, 1% tampa žvaigždėm, o ten 10%, kurie lieka profesijoje, visa kita viskas. Visam pasauliu čia ne šiaip jau statistika. Tai kad ir negailestinga, priklausoma profesija, Dieve mano, tai čia yra jokio džiaugsmo. Aš nežinau, kas gali aktoriam pavydėti. Mano nuomonė, labai negailestinga profesija. 1-2 ir tu nereikalingas, arba net ypatingai lietuvių kine mūsų moteris tos aktorės suvaidindavom 1-2 filmuose ir išskyrus Vaivą Mainelytę ir Eugeniją Pleškytę daugiau nei viena jokių karjerų nepadarė. Jo labiau, kad tokioje Lietuvoje, kur labai nedaug tų buvo kūriama visada filmų. Nu, teatro ten kitaip, bet, žodžiu, ne. Aš labai džiaugiuosi, kad ne. Aš esu vietoje ir tai, ką aš dariau, daugmaž man suteikia daug, kaip ir visiems, visokių vargų ir rūpesčių, bet šiaip tai daug džiaugsmo, daug įdomių susitikimų labai ir kelionių ir visko, tai kad nieko aš nesigailiu absoliučiai nei vienos minutės, kad aš nebuvau aktorė. Bet vis tiek buvot labai matomas žmogus, vedėte 3 gana žinomas pagrindinės LRT laidas apie kiną. O kokia 3? Aš esu užsirašęs Kino pasaulyje, Elito kinas ir 25 kadras. Taip? Čia tiesiog, kai Kino pasaulyje buvo nuimtas, tai pridėtas, pamiršau, aš jau tą laidą ten porą metų buvo. Naujas atnaujinimas. Jo, bet tai buvo ta pati. Man rodos, kad mes net Kino pasaulyje vienu metu buvom pakeitę pavadinimą ar Kino klubas, ar kaip kokios 2 laidos galėjo išeiti. Bet aš dabar neatsimenu, kada tai buvo ir kaip. Šiaip nuo 83 metų. Laida ėjo 21 metus. Tuo metu vyravo toks požiūris, kad kiną reikia žiūrėti, o ne apie jį kalbėti. Esate užsiminusi. Kaip jūs pakeitėte požiūris, šitas požiūris buvo tik tai Lietuvos radijo ir televizijos komiteto pirmininko. Jono Januičio, su kurio labai kovojo kinematografijos komitetas, tada toks buvo dalykas. Ir Lietuvos kinematografininkų sąjunga, ir jis tai steigdavo kino skyrių, tai nesteigdavo, sakė, pradžioje aš versmėms tokiam žurnalui truputį dariau
tokių nedidelių siužetų. Ar 83 metais, jis tiesiog pasidavė, kad ta laida. Tik tai kita sąlyga buvo, čia visiems praktiškai, kas darė laidas, kad redaktoriai pas mus laidų patys nevesdavo ir vesdavo kiti žmonės ir va tada į pagalbą man atėjo Skirmantas Valiulis, kartais Saulius. Visą laiką už kadro buvau. Aš tik tai, jeigu nuvažiuodavau jau filmuoti ten kokius reportažus ar dar iš filmavimo aikštelės, tai aš jau darydavau. Bet šiaip pats ekrane žmogus buvo dažniausiai Skirmantas Valiulis, paskui Saulius Macaitis būdavo, Živilė, tokia Pilipavičienė, Pipintė labai retai ateidavo, bet Pilipavičienė buvo. Laimonas Tapinas buvo irgi pas mus laidos vedėjų tam tikrų, tai kad va taip. Buvo tokie laikai turbūt, kad redaktorė nebuvo labai lengva, reikėjo atsargiai rinktis tą turinį, apie ką kalbėti, ar ne, vis tiek, ar ir tas laisvės toks pojūtis pleveno šalia, ar tekdavo kalbėti Ezopo kalba? Didesnė dalį Ezopo kalba. Ir mes darydavom, man dabar labai juokinga kartais kabinasi, kad ten kokias tai Brežnevo dėdavo citatas ar dar kas, nors aš atsimenu vienam kine, nesakysiu, kuris redaktorius, bet aš sakau, iš kur tu čia tą citatą suradai Brežnevo? Pats sugalvojau, ką tu radai. Kartais būdavo nuimamos laidos visiškai dėl nepaaiškinamų priežasčių. Pavyzdžiui, mes su Galiniu tokią laidą darėm. Teatro dienai, ten dalyvavo tada Bareikis, Ditkovskis ir Jokubauskas tada jie dainavo, paskui ten šoko, ten daug kas iš aktorių tų dainuojančių ir visokių buvo ir kodėl tą laidą nuėmė, aš net nežinau. Nors atskiri numeriai paskui per visokius pageidavimo koncertus ir viską nepasiekė eterio. Jie pasiekdavo, taip, pilnas nepasiekė. Staiga, pavyzdžiui, ją nuėmė, aš iki šiol dabar nežinau. Šiaip bandydavom visai papeiti, ir ačiū Dievui, jeigu kas ir nesuprasdavo iš valdžios, žinokit, labai daug buvo tų, kurie nubėgdavo ir pasakydavo, ką reikia daryti. Tai pavyzdžiui, ten apie kokį, jeigu sakyti, jeigu apie rusus, apie kokį Vysockį, tai kad nepriėmė, tai valdžioj kaip tik ten Brežnevo dukra klausė ir visi kiti, bet jo nepriėmė į rašytojų sąjungą patys tie gerbiami rašytojai, tai kad ir pas mus taip pat, jeigu taip kalbėti, kurį ten skriaudė ar dar kas nors, tai dažnai nebūdavo net valdžios nurodymo, pačių žmonių buvo reikalas sutvarkyti ir sudoroti. Tai kad čia daug buvo dalykų. Turėtų būti labai kūrybiški, skamba taip, ar ne? Kūrybiškai, jeigu kalbėti, koks buvo geriausias ir gražiausias laikotarpis, tai buvo pradžia nepriklausomybės, kada jokių autorinių teisių ir panašiai, ir mes rodėm, ką norėjom, kas geresnė turėjo vaizdo juostą, tą atnešdavom, suvaidindavom, pristatydavom, lyg tai, kad ištraukas. Bet savo rate, ar tai būdavo? Ne, mes į televiziją parodydavom. Per televiziją rodėm netgi. Ten jo labiau, kad, kaip žinia, iš karto į televiziją atėjo dirbti kino žinovai. Valiulis, Tapinas, kurie labai mylėjo ir žinojo kiną. Tai kad labai įdomiai atsimenu filmą apie Bitlus, rodėm dar mes su Kaušpėdu ir Kernagiu lipom į ten televizijos stovo kažkokią laidą pristatinėjom. Ir atsimenu, aš neturėjau odinės striukės, tai jie iš kažko ten gavo, kad visi būtume odinėm striukėm. Aš neatsimenu, ką, bet mes pristatinėjom jo. O Kaušpėdas tada buvo televizijos direktorius. Tai va, taigi ir mes ten tada ėjom visaip, ten ir žaidimus tada pradėjom išgalvoti. Aš kaip tik tada buvau prijungta prie pramogų redakcijos, buvo kino skyrius, paskui parodų šitą pramogų redakciją. Taip pat visokie tie laikai, kai viskas dar gimdavo. Aš toj pat padariau, pavyzdžiui, laidą apie Jamesą Bondą, gaudama labai geras vaizdajuostes pas ten tokią žurnalistę. Bet tas vaizdajuostes jūs tiesiog per žmonės kažkaip, ar ne? Per žmonės gaudavom, per visur, kur taip visiškai. Paskui jau prasidėjo tvarka, bet tie porą metų ir sakot, geriausi iš Seimo
rodžiau aš kažkokį tai filmą ir pristatinėjau, ar kelis ten net filmus pristatinėjau. Darėm režisieriaus namuose tenais laidas, nu visai. Slaptos kino peržiūros, ar ne, kurios irgi minite? Ne, slaptos peržiūros, tai buvo vienas ir buvo neslaptos, buvo tos fondinės, kurias iš Maskvos atveždavo, ten tik tai sunku buvo praeiti, o buvo ir tos vaizdajuosčių, ta visa pradžia vaizdajuosčių, kai mes sumokėdavom po rublį ir visi eidavom žiūrėti, aš su savo draugais, su Konratu, ten Ragočiu, su Rimu, tai panašiai mano geriausiais draugais, mes eidavom žiūrėti, sumokėm. Paskui jisai įkliuvo tas žmogus, kuris tos filmus rodė ir buvo net nustatyta, kad jis ir toks, ir kitoks, ir blogietis visoks, ir net, man rodos, nuteistas jisai buvo tenais, o šiaip jisai tiesiog, jis mus palikdavo tam bute, mes susimokėdavom ir ten kokią tai kompaniją žiūrėdavom. Čia iš to kino entuzijazmo, ar ne, kad kuo daugiau pamatyti iš to bendros... Ne, mes įsirinkdavom, ką žiūrėti, aš pavyzdžiui, net Lenkijoje negalėjau pamatyti paskutinę tango Paryžiuje, tai pavyzdžiui, aš jį pirmą kartą pamačiau vaizdo juostoje. Nes pas mus filmų labai mažai buvo, arba tie filmai būdavo absoliučiai suniokoti, sudoroti. Pavyzdžiui, Bertolučio Konformistas ėjo be 30 minučių, padarytas linijinis vaizdas, o ne su asociacijom, pakeista pabaiga ir dar nespalvotas. Taip labai daug, amarkordas, visi sukarpyti praktiškai buvo filmai. Jie karpomi buvo labai smarkiai. Cenzūra, truputį sekso, jeigu ar kažkokių politinių motyvų, ar dar kas nors, o kiti. Nu, pavyzdžiui, yra skaitėsi, buvo daroma taip. Jeigu Maskvos kino festivalėje parodytas filmas ir laimėjęs filmas, pirmiausia, kad jis laimėjo, tai tada jisai būtinai išeidavo į sovietų ekranus. Ir vienintelis filmas, kuris neišėjo į sovietų ekranus, tai buvo 8,5. Nes dėl jo ten vyko didžiulis skandalas, kurį ten... Papasakokit apie tą filmą. O čia labai daug kalbama buvo, apie jį ten daug rašyta. Žodžiu, tam 8,5 konkuruoti buvo toks filmas apie statybos viršininką Sveikas Balujevai arba Labas Balujevai. Aš neatsimenu, kaip jis net vadinasi tiksliai. Nu ir reikalavo, kad neduotų, reiškia, 8,5, o duotų tam filmui ir buvo spaudžiama visa žiūri, kuri buvo, nors jau ir buvo tarptautinė, bet ten buvo, pavyzdžiui, iš socialistinių šalių, kurie ten galėjo įsigasti ir viskas, bet netgi toks sovietinis režisierius Grigorijus Čuchrajus, kuris buvo pirmininkas. Žodžiu, jisai buvo labai kietas ir jį ten gazdino, kad išmes iš partijos, ten iš dar kažko, tai jis turės didelių nemalonumų. Bet jis pasiekė savo kartu su keliais dar ten žiūri nariais, kad 8,5, kad neapsigėdintume prieš visą pasaulį ir kad 8,5 būtų įteiktas apdovanojimas. Tai čia buvo, paskui jisai buvo tarptautinis skandalas dėl šito dalyko, bet ir po to tokių filmų net ir nepatekdavo, nes vis tiek tos kalbos visada nuslysdavo. Ir po to Maskvos festivalė visada būdavo vienas, reiškia, taip vadinamų kapitalistinių šalių, vakarų šalių filmas apdovanojamas, vienas iš socialistinių ir būtinai vienas sovietinis filmas. Tokia kolekcija. Kolekcija, visada taip jau būdavo tenais. Nu ir Maskvos festivalė, jeigu kas, tai buvo dažniausiai ne konkursinė, būdavo įdomi, o ta už kitos visos peržiūros, kurios ne konkurse, tos specialiosios. Štaip šiaip, pavyzdžiui, Maskvos festivalė, kai būtų 20 amžių pamačiau pirmą kartą, tik jau šviežia, tik padaryta. Kalbant apie konkursus, dar už kadro mes kalbėjomės, jūs taip gana griežtai pareiškėt, kad dabar tikrai nėra tokių gerų filmų ir kam tie konkursai iš tikrųjų? Ne, kodėl, kam tie konkursai buvo, yra ir bus. Tik nereikia jų labai sureikšminti, ne, tai va, tik sakau,
Bertolučius skaičiau, jis irgi lygiai taip pat sako, kad tai nieko nereiškiantis dalykas. Nu taip, jeigu mes pasižiūrėsim, Kanuose niekada nebuvo įteikta auksinė palmės šakelė nei Tarkovskiui, nei Bergmanui. Ir šitą jie ten kažkaip tai bandė, dar kaip buvo kažkuris tai jubiliejinis festivalis dar užglaistyti ir panašiai, bet kur ten užglaistyti, kai kurių ir nėra, bent jau daugelio. Tie visi, iš vis filmai, kurie truputį išeina į priekį, jie niekada nėra apdovanojami. Pavyzdžiui, kad ir kai aš lankiausi Berlynus, tai koks nors Dūmas, arba buvo, pavyzdžiui, Biglebovskis, nieks tokių filmų neapdovanoja. Apdovanoja paprastai, labai daug viskas priklauso, aišku, nuo pirmininko, nes jis turi 2 balsus ir ten labai jau viskas. O dabar, labai daug apribojimų įvedama. Nors, aišku, man patinka, kai Venecijoje nelabai kažkoks politinis filmas vis dėlto laimė, o Džarmušui įteikė, kur kad taip išlaviruoja, kad kasgi prie Džarmušo prisikabins. Nes, neturi nuveikti tą politiką, jinai tokia, slystanti, bėganti, jin gali čia pat pasikeisti, čia pat blogiečiai tapti geriečiais arba atvirkščiai. Čia negerai, kai politika lenda. Kaip ir politkorektiškumas, gyvenimas nekorektiškas. Visi stengiasi ir nerūko ekrane, ir negeria beveik, ir visai gražiai elgiasi, ir viskas, o karai kaip buvo, taip ir vyksta. Pabėgėlių problema taip, kaip buvo, taip ir vyksta. Ir visa kita, tas gyvenimas yra labai įvairus ir nėra juoda balta. O dabar kažkaip jūsų jau karta ir viskas, jūs stengiatės įdėti juodą baltą ir įdėti kažkokius remelius, dėžutę, taisyklės, o gyvenimas jis nėra taisyklingas. Aš pati esu susidūrus, recenzavau filmą ir man buvo irgi pasakyta iš kolegų, kad negalima filmo atsieti nuo politikos. Jau viskas, filmas jau yra politikos kontekste, čia kai Šonas Beikeris laimėjo Oskarus ir kad tai jau nebegali kaip meno kūrinio vertinti, tai tiesiog galbūt taiklus pastebėjimas, kad labai kategorizuojam šiais laikais. Visada truputį, kad ir galbūt ne tai, pavyzdžiui, ne iš karto visi tie, pavyzdžiui, beveik visi italų ir modernistų filmai pirmiausia buvo prancūzų pripažinami, o paskui jau jie Italijoje iškilo, bet irgi ne iš karto, bet buvo, kai Elenui šitam Rene įteiktas už ką, už Marienbadą ar už pernai metais Marienbadę. Už tą filmą įteikiamas prizas irgi buvo didžiulis kanalas, bet nieks nesuprato, kas čia per filmas ir kaip čia yra, šiandien jis yra klasika viską. O jeigu jūs pasižiūrėsite ir Oskarus, ir festivalių, ir pasižiūrėsite tos pagrindinius prizus, jūs pamatysit, kad jų daugelis yra pamiršti ir jie net jų neatsimena. Bet šalia yra filmai, kurie šiandien yra kino klasikos auksinis fondas. Yra nuo daugybės dalykų priklauso. Pavyzdžiui, labai ilgai negavo Oskaro Al Pacinas. Ne dėl kokių nors tokių, kad jis ten kas nors, kad jo nemėgo. Ten, žinoma, vyksta visokios nirikos, bet kai pamatai, kas šalia dalyvavo, tai ir pamatai, kad ir Dastinas Hoffmanas ne už geriausią filmą gavo, nes šalia, pavyzdžiui, buvo tada vienais metais buvo Nikolsonas su Skrydžiu virš gegutės lizdo. Ir tų geri filmai, man rodos, ten Pusiaunakčio kovojus, ten dar kažkas. Bet šitas jau yra, bet taip, arba būna net filmai. Net pas mus, staiga, pavyzdžiui, šiemet Sidabrinėse gervėse viskas buvo pietiniam kronikom, o labai nukentėjo Seseris, kuris irgi pakankamai geras yra filmas. O kartais visi būna aiškus lyderis. Arba ten dėl kažkokių kitų priežasčių nenori. Kartais, juokingi, pavyzdžiui, man, tegul būna, aš tai nežinau, gal čia taip gerai, bet man, kai Titanę žiūrėjau, tai kaip tai galėjo duoti tokiam filmui aukso palmės šakelę, tai aš niekaip nesupratau, bet, aš žmogus tolerantiškas, gal po 20 metų jisai
ir bus šedevras, nes ne visi iš karto suprato, kad Saldus gyvenimas koks nors, arba ten Pazolinio filmai, arba ten dar bus šedevrai. Bet jie yra tapo, Antonioni iš Italijos net išvarės išvažiavo, kita ir Bertolučis išvažiavo už Italijos ribų filmuoti. Tai kad čia viskas yra suprantama, jeigu truputį per daug nuėjęs režisierius, o paskui pasidaro ir aišku, kad jisai yra geresnis. Tai čia tai viskas suprantama. Žodžiu, yra toks, tas apdovanojimai yra tokia, truputį tokia labai trapi ir nestabili, stabilus dalykas. Jisai padeda, žinoma, filmui labai ten paskui, jo gyvenime tam ir komerciniam, ir kitam, bet aš tikrai paprastai visada geresni būna, ar tai didįjį prizą gauna, arba už režisūrą gauna, už tą žiūrį. Negarantuoja meninės vertės tikrai filmo. Čia nuo daugybės dalykų priklauso, nuo sudėties žiūri, nuo pirmininko, nuo jo skonių, nuo labai daugelio dalykų. Minėjot, kad nevažiuodavo taip dažnai į festivalius, bet kai važiuodavo į tarptautinius, ar yra nutikę kažkokių komiškų situacijų, ar esate kalbinę ypatingus žmonės, gal kažkas ateina? Kalbinti ypatingus žmonės, aš nežinau kaip dabar festivalį, bet kai aš važinėjau, tai reikėjo tartis su agentais iš anksto ir už tai paprastai mokami buvo pinigai. Arba reiškia, tos darydavo, kur po kelis klausimus gali užduoti, tai darydavo tik didelėm televizijom, kurios turi didelę lauką, kur galima platinti filmus po šitos, o jeigu tu asmeniškai norėdavai, tai turėdavo būti mokamas. O šiaip, aš daugiausia savus pakalbindavau, kad mes žiūrėtume, o šiaip aš iš spaudos konferencijas filmuodavau. Iš spaudos konferencijų, iš spaudos konferencijų paimdavom ten, aš atsimenu, Anglas Ligonis buvo tenais filme, ir Glebovskis buvo, ir dar kažkas, kartais, pavyzdžiui, Kauris Makis labai įdomiai savo filmus pristatinėdavo. Tai kad buvo tenais. Ar yra toks interviu, kur labai jums yra įstrigęs, minėjot, kad Krzysztofas Kieslowski aš filmavau, kai jisai rodė Berlyne baltą. Jisai tada rodė baltą, jisai buvo, Zamachovskis buvo, su aktorium, bet personaliai aš su juo nekalbėjau. Nors aš praktiškai su visais Lenkų didžiaisiais režisieriais kalbėjau. Bet su Kieslowskiu neišėjo, bet aš jį nufilmavau, reiškia, sėdint spaudos konferencijai. Paskui koks įdomus, mes tokiam buvom pakviesti, buvo atvažiavęs, toks buvo Rudinšteinas, prodiuseris Maskvoje, ir čia pačiais pirmaisiais jisai buvo atvažiavęs į kažkokį tai renginį pas mus, ir paskui jisai mūsų visą grupę pakvietė, toks buvo Meilės bliksniai festivalis ir jame, bet mes įeinam su grupe po važiavimo šito ir aš matau, kad sėdi tokia labai su tokiu griežtu švarkeliu, su akiniais moteriškė. Sakau, berniukai, o čia Emanuelė. Sako, ką tu čia šneki, čia, ne. Sako, tai paskui ėjo aplink visi žiūrėti. Sakau, praėjo kiek metų nuo jūsų. Emanuelė tas buvo tada erotinis filmas, vaizdajuosčių vietoje, tai jis buvo be galo populiarus. Tai paskui tenais ir kitus tenais filmavom. Džinalo Bidžyta tada ten buvo dar atvažiavus ten dar, bet tai jos mes spaudos konferenciją užrašėm. Tai užrašėm ir iš to darydavom laidas. Pavyzdžiui, Alain Delonas, kaip tu prieisi prie to Alain Delono ir kokie tai pinigai. Tai mes irgi įrašėm visą spaudos jo konferenciją, paskui išrinkom ir su Alain Delonu tai buvo liūdniausia. Ir mes viską nufilmavom, išėjom pavargę, nes mes ten užėmėm iš anksto vietas ir viskas. Ir paskui išeina jisai dar tada su ta savo žmona, ten Danija, man rodos, ar Norvegija. Ir iš visų pusių apsupti, reiškia, apsaugos, krūva tų fanų ir pas mus baigėsi, nėra ant ko filmuoti.
Ir mes šito nenufilmavom. Nu, Nespėjo tikdavo. atsukti atgal. Ir Tokie taip techniniai išėjo. dalykai. Dar ne? čia, tada buvo ne tokia tobula kaip dabar technika. Tada buvo truputį viskas. Koks jausmas buvo kartu, ar ne? Kad nespėjot. Nu, ką darysi? Tai bet mes jau daug buvom nufilmavę vis. Tada, man rodos, jau 60-metis tai buvo pakankamai senai. Tai jis net ant stalo užšoko puikiai. Paskui mes taip darėm, su Sophie Loren buvo irgi atvažiavus. Dar aš praeidam pro mane gan arti praėjo, tai aš taip žiūrėjau. Šita vieta 60 metų labai gražiai atrodė, dabar 91. Tai daug ten buvo ir sutikdavai tu jos kažkur vaikščiant. Paskui mus buvo Berlyne įleidę į tą vidų, kur eina jie paskui spaudos konferenciją, kur ten vizijos jie dažomi ir dar davė mums labai gero šampano paragauti. Liko prisiminimas. Už tai, kad mes filmavom. Tai mes ten nufilmavom, bet ten labai, kai nieko nebuvo, tuščia dėl tiesiog bendrą vaizdą, kaip tai atrodo. Nes mes tada buvom, pirmieji, kurie važiavom į tą Berlyno festivalį ir tuos dalykus, kas ten Berlyne, tai buvo lengva dirbti. Venecijoje aš nebuvau, o Kanuose labai sunku dirbti, televizijom tai labai sunku ir ten apskritai ten yra baisi hierarchija ir tas išskirstimas baisiai toks. Ten važinėjo Lalita, aš mažai ten važinėjau. Tai kad šitas man ir Kanų, bet tik tiek man tai, kas patinka, kad Kanai, nebūtinai, kai televizijai dirbi, tai taip. Turi valkiotis per tos visus kilimus ir viskas. O šiaip tai tu ten gali net nebūti, su šortais ramiai vaikščioti į filmus ir žiūrėti. Ir nieko, jeigu tau nereikia nieko ten filmuoti, tai gali ten nesirodyti ant to raudono kilimo, kuris visiškai, pavyzdžiui, man neįdomus, absoliučiai. Bet tiek, kad reikėjo kažkur tai dirbti ir kažką tai daryti. Paskui pirkdavom daug medžiagos, kur neįeidavom ir filmų ištraukas pirkdavom. Taip pat irgi Berlyne daug lengviau, dar labai bendradarbiaudavom su tokia Latvija, tai su ją keisdavomės. Jinai kažką nufilmuodavo, mes kažką nufilmuodavo. Atsimenu, buvo toks įvykis, tada šita buvo UFA, reiškia, studija, kuri buvo prieš tai rytų Vokietijos, buvo perduota į vakarų ir ten naujas studijos atidarimas. Aš nežinau, neatsimenu, vienur tai buvo, kad atidarimas studijos, o kitur, tai man rodos, buvo vežę, kad galima Polianskį filmuoti, jis, man rodos, pianistą pradėjo ar dar kažką. Kažkas du susidurė labai svarbus įvykiai. Tai mes pasiskirstėm ten, kai ką tą Latvija padarė, kai ką mes ir viską pasidalinom. Jo, nes ten ir ten vienu metu nespėjom. Tai tokie visokie dalykai. Paskui mano operatorius jau ten nieko filmus nevaikščiojo, bet užimdavo geriausias pozicijas, kur filmuoti ir panašiai. Jis jau laukdavo iš anksčiau, ar ne? Taip, ko mums reikėjo ir kaip mes reikėjo. Ir paskui atveždavom ir montuodavom. Ir nesu taip kažkaip tai nepataikius, kad praleisčiau ištrauką iš filmo, kuris laimės pagrindinį prizą. Neatsitikė tai buvo. Nes perki iš anksto. Aš nežinau, kažkaip tai aš pataikydavau. Aš taip filmus žiūrėdavau ir kažkaip tai nesu, kad nepataikiau. Visus visada pataikydavau. Padarydavot gerus pasirinkimus, ar ne? Jo, kad ten buvo kur tik traileriai, buvo kur ištraukos išrinktos, ten visų filmų nebuvo. Tik tai gabaliukai ir ten pats galėjai iš kokių 2-3 susirinkti, paskui ten žiūrėdavo. Kiek ir ten turėdavai tik atvažiavęs užsirašyti savo dienas, kur tu ateisi ir jau ten rinksi išrinkas. Ir dabar taip vyksta. Manau, kad ten taip vyksta. Menotyroje šitas jausmas vadinamas žinovystė, kur, žodžiu, profesionalas pasirenka intuityviai tai, kas galbūt laimės, ar kažkas yra aukštos geros kokybės. Kažkaip tai man tai pasisekė, kad aš visada pataikiau. Gal būdavo kokį ten antrą, ten ar prizą kokį vieną kitą pražiopsodavai gal, nežinau, ten gal ir buvo, aš neatsimenu, bet auksinio lokio ten to niekada nesu pražiopsojus.
Tai kad visada pataikiau. Pakalbėkime apie lietuvišką kiną. Užsiminėt, kad nekritikuodavot daug lietuviško kino. Kokia buvo anksčiau ta situacija tarp filmo kūrėjų ir filmų kritikų? Nes dabar mus tarsi skatina rašyti kritiškas recenzijas, o tada jūs sakėt, kad turėdavot kaip ir draugauti, etiketas kažkoks egzistuodavo. Matot, niekas neegzistuodavo ir niekas man šito neliepė. Čia buvo mano toks pačios galbūt pasirinkimas. Šiaip Žanas Renoiras yra sakęs, kad kodėl jūs kritikai būtinai rašot apie tos filmus, kurie jums nepatinka. Jūs rašykite apie kurie jums patinka, kurios savo įspūdžius, savo polėkį, savo šitą. O kam reikia rašyti apie tos, kurie jums nepatinka? Tegul rašo kiti, kuriems patiko, arba ten dar, žodžiu. Ir man taip išėjo, taip susiklostė, kad aš net apie tos filmus, kurie man nepatiko, aš darydavau anonsus, rašiau visą gyvenimą dar televizijos anonsus, arba pristatinėdavau filmuose, pavyzdžiui, prieš filmui pasirodant. Tai iš esmės aš turėdavau girti, kad žmonės eitų į tos filmus. Taip susiklostė mano gyvenimas. Ir kartais kai kurie, tai man tikrai visai nepatikdavo, ypač sovietiniais laikais. Situacija. Nieko baisaus, čia nieko tokio baisaus. Anonsus ten labai girti nereikia, ar dar kas nors, bet yra retrospektyvos, turi pristatyti, ar dar kas nors. Žodžiu, tu savo tokių kritinių pastabų, nors kritinės pastabos kartais labai filmą, jeigu labai supeikdavo, tai dar kartais daugiau gali ateiti žmonių. Čia jau kitas dalykas. Kitas dalykas, kad filmų Lietuvos kino studijoje pasirodydavo 3 filmai ir dar paskui jau atsirado, kad 2 filmai būdavo sukurti Centrinės Maskvos televizijos užsakymu, jo apytikriai. Ir tai būdavo vienetai ir jeigu jie būdavo neįvykdyti, kodėl kartais labai jau didelis kalamas išeidavo. Tai tada kino studija likdavo be premijos, be kažkokių tai daugybės dalykų ir visi tada tuos turėdavo užbaigti būtinai tuos filmus, kuriuos pradėjo, būtų 3 filmai ir 2 užsakymas ir tada viskas gerai. Ir aš turėdavau juos pristatyti pas save, pasikviesti menininkus ir visą kitą. Ir tai aš darydavau, žinoma, dar iki filmo premjeros labai dažnai. Tai kad mane kviesdavo į specialias peržiūros paprastai, dabar tai screenshotą atsiunčia ar dar kas nors ir savo ramiai pasižiūri. O tada reikėjo eiti į peržiūrą viskas ir kadangi aš turėdavau pristatinėti ir jis išeina ir tu mažai lietuviškų filmų, labai atsargiai stengdavausi taip jau. Kad nesusipykti? Ne, man susipykti vis tiek, aš esu susipykus ir dėl to, kad apie Žalakevičių dariau laidą, tai jo daugelis režisierių nemėgo. Ten vyko visokios povandeninės srovės, kur be abejo truputį reikėjo būti ir diplomatų, ir tokių gal ir truputį konformistų, gal ar dar, kaip čia pasakyti, kad prisitaikyt, kad jie ateitų, kad būtų ir panašiai. Nes dabar tai yra reklama toks įtrauktas dalykas, vis tiek reikia reklamuoti. O tada nebuvo būtina. Žinoma, aš ne visus filmus reklamavau ar kas, bet taip išėjo, kad, aš tai filmavimo aikšteliai būdavau, tai dar kas nors. Iš kitos pusės man kažkaip buvo, kas tada daug kas rašė ir rašė geriau už mane recenzijas ir įdomiau. Iš vis recenzija ne pats mylimiausias mano žanras. Man daugiau gal apžvalginiai straipsniai patikdavo. Apie aktorius, ne tik apie aktorius, aš atsimenu apie ekranizacijas, rašiau viskas. Ir daugiau gal man net patikdavo vis dėlto ne apie lietuvišką filmą rašyti. Galbūt dėl to, kad jie iš tikrųjų buvo per daug arti manęs. Va dabar aš tai ir apie Žalakevičių straipsnį parašiau, ir apie kino tą istoriją parašiau, apie Giedrį ir panašiai. Bet tiesiog, kadangi jie dažnai dalyvaudavo mano laidose, gal ir ne visai buvo etiška ten tą rašyti recenziją, bet tai nebuvo man būtinumo, aš galėjau, nieko čia tokio baisaus nebūtų buvę. Ir kažkas ten ir yra man ypač pradžioj kažkas rašyta.
Bet kažkaip tai man nebuvo taip, kad aš labai daug recenzijų būčiau parašius. Yra, surasim kokią 20, bet kad tai būtų mano mylimas žanras, tai ne. Kai dabar žvelgiat į jaunesnius kino kritikus ir pačią jauniausią kartą, ar matot kažkokias tendencijas? Kaip sakėt, juoda, balta yra tas skirtumas, ką dar? Ir labai fainų, gerų yra, gerai rašančių, visą kitą, nieko aš negaliu pasakyti. Kai kada man kartais užkliūna gal per daug tokios, bet buvo ir tokių, žinoma, ne dėl to, bet kažkoks toks per rimtumas. Nėra to žaismingumo, pavyzdžiui, kaip turėjo koks nors Macaitis, toks čmukti ir gražiai taip kažką parašyti, kažkokį surasti palyginimą, ar net ne palyginimą, bet, o jis mokėjo rašyti taip, Saulius Macaitis, kad tai yra įdomu visiems. Bent jau žiūrovui tokiam inteligentiškam, intelektualesniam, tai Saulius buvo tas kritikas, kuris jeigu mums pasakydavo, ne visai masiai, bet mums, pavyzdžiui, inteligentam, tas žodis turbūt dabar nemadingas ir nelabai naudojamas, bet jisai visi literatūrmenys parašė ir visi eis į tą filmą. Ir eilės bus pirmiausia į retų filmų salę, tokia retų filmų salė buvo, kur rodomi ten Felinio filmai, ten kitur, kur skaitėsi, kad nedaug, ar Joselenio kokio Gruzino, ar ten beveik visi tenais rodomi buvo. Ir ten būdavo netgi eilės. O kai, pavyzdžiui, aš dariau premjerą Stalkerio, mes darėm Vilniaus kino teatre, nes tuo metu Aleksandras Kaidanovskis filmavosi Lietuvoje ir mes ten buvo susitarta. Ne, aš tariausi, ten yra biuras buvo toks, kur darė tos dalykus, susitarė su juo ir mes 2 vakarus turėjom Stalkerio ir pirmas buvo parodymas Stalkerio. Tai buvo, aš jau nejau prie telefono, nes aš žinau, kad aš nieko daugiau pravesti negaliu. Nes yra absoliučiai viskas išparduota ir visi kokie įmanomi ten priedai ir pristatomai. Jisai buvo pakankamai populiarus, netgi tada, kada jisai jau išvažiavo. Aš atsimenu, mes apie kažką kitą visai darėm vakarą, vis tiek manęs klausinėjo apie Tarkovskį. Jisai buvo labai, labai didelė tuo metu figūra, tarp sovietų inteligentijos ir filmas, kuris tiesiog labai daug mums davė mūsų kažkokiam dvasiniam pasauliui ir sielai, ir dvasiai, ir protui, ir visam kitam. Turbūt toks buvo vienas labiausia garbinamų tarp intelektualų režisierių. Aš dabar galvoju, ar mes šiais laikais turime tokį kino kritikę, kad irgi būtų kokybės garantas, ar ne? Kažkaip laikai yra labai pasikeitę. Yra gerų režisierių, su jaunimu visai būna. Irgi kartais ten tas visas politkorektiškumas ir tas tarptautinis veikimas veikia, bet yra, pavyzdžiui, labai gerų kritikių. Mano bendraamžiaus Živilė Pipinytė yra, Rasa Paukštytė puikiai kritikė, kuri labai daug rašo apie lietuvių kiną ir man rodos iš vis labai daug nuveikė ir viena iš iniciatorių ir tos lietuvių tos istorijos, kuri dabar išėjo. Man patinka, jeigu yra subjektyvus, kažką suranda tokio, kažkuo jis mane užkabina. Jis gali visiškai rašyti absoliučiai man nepatinkantis filmas. Man gali visai tas filmas nepatikti. O jam patikti. Ir gali visiškai būti priešinga nuomonė. Man nesvarbu. Man svarbu, kad jis mane įdomiai man parašytų, užkabintų mane, netgi gal ginčytis priverstų, tai yra irgi labai gerai. Aš neabejoju, kad yra tikrai daug labai kino kritikų, bet publika kažkaip taip lengvai nebepasiduoda rekomendacijoms, man atrodo. O niekada ir tada nepasiduodavau, kad kai mes žiūrėjom kokį Tarkovskį, pats populiariausias filmas buvo Meksikiečių Jesenė visiejo, arba indų filmai, arba dar kas nors. A ką dabar kas nors klauso, dabar Facebook'e draugai rašosi ir kalba. O dabar aš net nežinau, man rodos, kad visam pasaulyje
kino kritikos reikšmė jau nebeturi tokia ten, kaip Amerikoje, kokia Paulina Kiel buvo, tai ten ta gurų pasaulinio kino arba, reiškia, Ragana, kur net, pavyzdžiui, pirmoji pasakė, kad Paskutinis tango Paryžiuje yra geras labai filmas ir kad tai jį tiesiog naujas žingsnis kino istorijoje, bet tuo pačiu galėjo sudirbti kažkokį filmą ir ten turėjo didžiulę įtaką. Bet ten visi pirkdavo, darydavo tos išankstinius seansus, paskui visi pirkdavo po premjeros laikraščius ir ten puldavo skaityti, ką parašė kritikai apie tą ar kitą filmą. Dabar taip nėra, dabar jokiais būdais. Dabar gal net daugiau yra, kaip man draugas pasakė, ką jisai man rekomendavo, ką Facebook'e apie ką rašo. Tokie mados dalykai dabar, tas trendas. Pas mums tai aišku, ką reikėjo atmesti, mums buvo labai aišku. Šitie dalykai. O jūs truputį jovalas galvoji, tai tas, tai ta. Ir tuo pačiu viską bandot įdėti į šitą, gal čia viskas normalu, gal aš čia senė bambeklė, gali būti čia tie amžiaus dalykai, čia labai smalsu. Nieko neturi. Bet suprantat, bet aš tik tai nekenčiu to posakio, kad man nepatiko, tai yra šlamštas. Dieve, aš pernešt negaliu Larso von Triero, nors tai yra labai didelis režisierius, bet absoliučiai man vidiniai svetimas, man jo visos tos neurozės ir ką jis daro, neurozės turėjo ir Bergmanas ir kiti. Bet man nepatinka, man taip atrodo, lyg per kokią rakto skylutę, jis seka mus ir džiaugiasi. Ir aš kiek suprantu, dabar su juo yra gan blogai, su jo psichika ir su viską kažkur čia lyg tai skaičiau. Ar dar kas nors. Bet tai yra mano problema. Tai visiškai nesvarbu, tai nereiškia, kad jis yra blogas režisierius. Aš turbūt daugiausia apie jį nerašyčiau, bet paskaityti ir pasižiūrėti aš vis tiek jį turiu ir tai darau. Dabar jau galiu ir nežiūrėti, jeigu man reikia. Bet sakau, bet aš niekada nepasakysiu, kad tai yra blogas režisierius. Tai yra. Ir pavyzdžiui, netgi man tai būdavo, kad jeigu man kas nepatiko, o aš pagal viską žinau, kad tai ar didelio režisierius, ar dar, kad aš einu net kartais antrą kartą žiūrėti. Būdavo dabar, tai jau... Jeigu nepatinka, nesupranta. Nepatinka, kažkas nesupranta, tai jau čia tiek jaunystė giliojo, taip, bet jeigu nepatinka kažkas, tai kartais būna, kad aš einu antrą kartą. O būna, kad kažkada labai patiko filmas, tai gal dabar netyčia kaip nors per internetą pasižiūri ir viskas, kas čia įdomaus buvo. Yra ir taip, labai daug tokių ir Koks dalykų. jūsų yra gyvenimo filmas, jeigu vieną reikėtų įvardinti? Oi, ne, šitaip. Čia neįmanoma. Čia yra neįmanoma. Šiemet vienas, šį mėnesį vienas, kitą mėnesį antras. Šį mėnesį dar tik gruodžio 2 diena, bet lapkričio mėnesio filmas. Lapkričio mėnesio. Turbūt traukiniai iš Skanoramos. Turbūt traukiniai vis dėlto man reikšmingiausias. O iš lietuviškų premjerų ne viską dar aš pasižiūrėjau, bet gal. Šiaip aš neatsimenu, kada žiūrėjau Ireną Žičkytės, bet tai man irgi toks reikšmingiausias filmas. Ne, aš daugiau mačiau neblogų, bet iš tų paskutiniųjų. Iš paskutiniųjų turbūt taip. Nekalbant apie tai, ką aš ten žiūrėjau pakartotinai per internetą, bet iš tų paskutiniųjų man... Tai pasitaiko, kad žiūrit filmus keletą kartų, ar ne? Sakot, ne... Pavyzdžiui, jeigu aš senai mačiau filmą ir aš kokioj nors kino teatre ar kur nors turiu kino klasikos vakaruose pristatyti, ar dar kaip nors, arba netgi turėdavau pristatyti televizijoje kažkokią tai filmą, kurį aš mačiau ir aš vis dėlto dažniausiai peržiūriu antrą kartą, bet dabar Nuogą pristatinėjau Maiko Lee, mano mylimo režisieriaus, nors lyg tai ne taip senai buvau mačius, bet aš prieš eidama dar kartą pasižiūrėjau, dar kartą įsitikinau, kad tai labai geras filmas, niekiek nepasenęs ir be galo aktualus ir šiandien. Esu užsirašęs tokį klausimą, ką ekrane matome, filmą ar save?
čia iš žiūrovo perspektyvos? Nu, aš tai savęs tikrai nematau. Man kartais patinka filmai. Nu, kaip pasakyti? Nu, man ir patinka visada režisierius subjektyvus, kurio objektyvumas tam subjektyvume ateina iš to, kad jis turi tam tikrą pagrindą žinių, kurios leidžia jam spręsti apie kiną, kad jis ne šiaip vat, ai, čia man tas ar tas nepatiko, bet jis turi pakankamai žinių, išmano apie kiną ir jis rašo, bet jis tuo pačiu ir subjektyvus turi būti. Nes, nu vis tiek, pavyzdžiui, man labai sudėtinga su fantastikos filmais, man labai sudėtinga su kokiais siaubo filmais. Susitapatintas. Ne, man jie nepatinka, man jie tiesiog neįdomus, man dažnai juokas sukelia ne ten kur nors, ar dar kas nors. Nu, man labai retai patinka melodramos. Bet aš, pavyzdžiui, atlaidį kokiam nors Jamesui Bondui, arba kokiam kietam riešutėliui. Vat aš kelionių šitas veiksmo filmus tokius su jumoru aš daugiau mėgstu. Ir tai čia yra toks, vat, tos nuodėmingas malonumas, jo toks. Sakot, nemėgstat siaubo filmų. Aš irgi norėjau jūsų paklausti, koks jūsų požiūris į smurtą kine, nes dabar labai populiaru yra ir aš prisimenu Gasparo Nojo, pavyzdžiui, Nesugrąžinamas laikas, ar ne, kur yra 9 minučių prievartavimo scena. Ar smurtas yra, ar mes galim kažką išmokti iš to, ar tai yra tiesiog kartais peržengimos ribos ir nueinama į brutalumą? Čia yra labai sudėtingas dalykas, todėl kad tai yra įvairiai. Yra įvairiai, galima prikaišioti ir padaryti visiškai reikia, nereikia. Galima iš to padaryti juodą humorą, kaip koks nors Tarantino daro, arba Koenai, kur ten kraujai laksto aplinkui, o jau ten tau juokinga ir visa kita. Čia yra labai, labai subtilus dalykas. Vienas toks turbūt labiausia sukrečiančių režisierių ir pakankamai žiaurius dalykus rodantis Haneke, Michailas. Jūs atkreipkite dėmesį, nei vienam jokio kraujo nėra beveik. Beveik visi, net smagiuose žaidimėliuose, viskas vyksta už kadro ir paslėpta ir visur. Nėra, jisai nežudo ekrane kaip ten kiti ir viskas. Ir tau toks siaubas tave apima ir toks baisumas. Psichologinis. Kur tu supranti, kad ten labai siaubingai, nei iš šio, nei iš to įsiveržė, dar priedo jis dvigubą variantą padarė. Ir vokišką, ir amerikiečių įsiveržė į šeimą ten 3 vaikinukai ir ten, ar 3 man rodos. Ir Dievas žino, ką padaro ten su tais žmonėm ir nužudo ir panašiai. Tai kad čia yra toks dalykas. Bet yra, kur gali būti ir nebūti. Bet man iš esmės kinas tikrai nekeičia nieko gyvenime. Nieko jis negali pakeisti ir jeigu jis dėl jo ten atsiras koks nors maniakas, tai jis jau turėjo būti prieš tai turėti psichinės kažkokias problemas. Kad jis sureaguotų taip, kad ten nueitų po to žmonės žudyti ar dar kas nors. Mano nuomonė, kad kinas yra kinas ir jis tikrai neturi jokių tų, kad taip jau veiktų, kad ten eitų kažkokius ten smurtais užsimti. Bet yra tokių, žinoma, spekulacijų, visiškai nereikalingų filmų, tokių yra. Bet tai čia. Norėčiau grįžti dar truputį prie lietuviško kino. Kaip jūs galvojat, ar mes turime tokią lietuviško kino tapatybę ir kodėl vis dar iki šiandien yra tokio kažkokio šešėlio, skausmo, trauminių patirčių, ar vis dar nešamės, ar mes kažkaip jau gręžiamės į šviesą, taip iš jūsų požiūris? Tų trauminių patirčių, kad ilgiau paliktų, nes paskui negali žmonės etiudo padaryti apie tai, kas yra pavyzdžiui baimė ar ten dar kas nors. Kad atsimintų dar socialistiniai buvusiai Europoje tas lygia, o visiškai neįdomus tas Europos kinas. Nežinau, man dabar kaip tik iš labai kaip visada,
kaip visur, kaip visada lietuviškam kine buvo. Visada, kai neturėdavai ką pagirti lietuviškam kine, tai pasakydavai, buvo geras operatorinis darbas. Tas yra išlikęs. Kaip visada yra didelės duobės scenarijuose, labai dažnai. Labai dažnas ir dalykas ir todėl visi moka rašyti scenarijus, kaip Holivude tai dirba visa grupė, kurie rašo dialogus, kas sugalvoja siužetą ir panašiai. Va, tai kad, žodžiu, čia toks įvairus yra dalykas. Aš nežinau, mane džiugina daug kas ir sukūrė tokį specifinį filmą Ignas Miškinis, kur Pietinės kronikos, kur labai gerai atkūrė tą visą epizodą. Kaip visada, dokumentika visada pas mus buvo gera. Čia nieko negali pasakyti, ir įdomi, ir skirtinga, ir apie Biksus, ir pagrindinis turbūt ir apie Ireną Veisaitę, man rodos, šiandien pats reikalingiausias, koks gali būti filmas toj mūsų, ypatingai šitoj, bet visoj kultūroje ir šiaip. Nes visi galvojat, kad kažkas naujo. Tai pasimkit Bergmano šito Bertolučio knygą, tik išėjo Mano nuostabusis apsidymas. Ten yra jo kreipimasis į politikus dėl kultūros. Ar politikai kada nors mini žodį kultūra. Ir apie ten labai daug, ir apie įžvalgų apie kiną. Iš vis tokios daugiau, ir gaila, neišleisti, yra knyga, kur Hitchcockas su Truffaut kalba. Man rodos, kiekvieno kritiko ir režisieriaus turėtų būti po ranka. Stengiamasi atrasti, gal ir gerai, kad atrandama, bet tam atradime yra tiek jau filmų matytų dalykų ir 10 kartų perdarytų. Yra vagys talentingi ir yra vagys netalentingi. Pavyzdžiui, Tarantinas yra labai vagis talentingas, sakykim. Bet yra tokių netalentingų. Aš nežinau tą tapatybę. Tokios dabar tokios menkos iš piršto laužtos, tos problemos tiek daug tam filme. Man labai patiko, pavyzdžiui, Vytauto Katkaus Svečias, nes jis truputį išsiskyrė iš kitų, kaip ir Igno į vieną pusę, o Katkaus į kitą pusę. Filmas toks apie sapnus, apie daugybę kitų dalykų, apie tą nostalgiją savotišką. Bet tą tapatybę, aš nežinau, ar mes lietuviai iš vis mes tą savo tapatybę nusistatėm, sprendžiant, kad iš dabar pusė išrenka tokią, pusė tam to nepatenkinta ir vyksta tarpusavio konfliktai. Aš nežinau, čia, man rodos, labai skiriasi, pavyzdžiui, mūsų bet taip yra ir kitose visose turbūt šalyse, kad skirtumai yra didžiuliai tarp daugybės žmonių. Susitikom šiandien tokiomis aplinkybėmis, kad tarsi apie žiniasklaidą yra iškilęs pavojus, žodžiu, kad gali būti suvaržyta. Ir aš prisiminiau, kad ir jūs Facebook'e rašėte, kad 91 metais panaši ta situacija buvo, kai buvo bado streikas, ar ne? Ar gali truputėlį papasakoti ir tokius gal tiltus mintise galėtume nusitiesti, ar yra kažkokių paralelių su dabar, kas vyksta? Oi, žinot, aš dabar, kas vyksta, nelabai gilinosi, nes man, kaip sakė, sakau, aš visose sąjūdžio jau atbuvau mitinguose ir šituose, ir dabar ne mano eilė šitos reikalus tvarkyti. Bet papasakokit apie tą vagonėlį vis tiek, nes ten įdomu. Vagonėlį ir Valiulis ilgiausiai ten sėdėjo. Šitą, ir aš iki galo kažkaip netikėjau, kad vis dėlto okupuos tą televiziją, bet mano mama amžinatis, jinai sakė, važiuok viską ten, kas yra, išvežk. Ne viską aš išvežiau, kai ką palikau, bet šiaip kasetės visas išvežiau valandą prieš tą užgrobimą. Ir paskui mūsų visas tas, bent jau iš tų pagrindinių žmonių nei vienas neišdavė. Ir kada prasidėjo bado akcija, tai įkvėpta savo draugių, aš kartu su Alge Žukauskiene, Birutė Kerienė, mes visos pasiruošę
sėdom ir badavom. Badauti, aš nežinau, dabar Kaupinis apie tai filmą padarė, pažiūrėsim, kiek tai buvo. Šiaip tai suvažiuodavo žmonės mūsų saugot ir kas baisiausia, visi neždavo valgyti ir sakydavo, ką jūs tikrai nevalgot? O čia tikrai toks bado strikas, ten daug, ten galima ir juokingai papasakoti, ir graudžiai, ir visai. Bet kavą gėrėt, skaičiau. Kavą mes eidavom pas Žygintą Pečiulį išgerti kavos, pas amžinatilsį buvusi, reiškia, vadovą žurnalistų katedros ir išeidavom, nueidavom kavos, bet cukraus, mes visą kavą be cukraus gerdavom. Ten daug buvo tokių įdomių susitikimų ir įdomių ir truputį kartais baugių ir čia patgi viskas vyksta, kažkas važinėja, kažkas dar. Ir Seime tie įspūdžiai, kur mes ateidavom laidas vesti į Seimą, tai aišku yra įspūdingi ir labai tokie kažkaip visam gyvenimui lieka. Nu ir čia. Kiek mes ten, aš sėdėjau truputį trumpiau, nes man prasidėjo baisi alergija, ten buvo labai dulkina, mes sutvarkėm, kiek galėjom, bet baisios dulkės, o aš esu dulkiam truputį alergiška. Tai aš nuėjau namo pernakvoti, bet nevalgiau namie ir atėjau paskui, grįžau vėl pas merginas, dar vieną dieną buvau, bet paskui jau viskas, akys varvėjo, viskas, tai jau... Nu, žodžiu, 4 dienas aš ar 5 net prasidėjau, bet turiu pasakyti, kad įlindau drabužius, kuriuos jau nebeįlįsdavau, mes labai tvarkingai tikrai. Ir valstybei, ir asmeniškai. Ne, nu tada kažkaip tai žmonės visi buvo ir labai, ir ten, ir kunigai eidavo, ir paprasti žmonės, ir suvažiavę iš visos Lietuvos. Tai yra toks įspūdis, bet tai visada tokiuose suvienijama, o paskui vėl visi nueina savo keliais, savo problemomis ir net susirieja. Ką mes ir matėm ir iš sąjūdžio viso ir panašiai. Tai kad čia tokios būna tautos gyvenime tokios akimirkos, kada šitas viskas suvienyje, kada tau nesvarbu, kas komunistas, nekomunistas, kas, bet jeigu jūs turit su tavim kartu idėją ir jis ją neša ir ten gali padaryti dėl to tada viską. Ir į mitingą, kur net gal ir biškai bijai. Ir niekada, nes aš visą sovietinį laikotarpį absoliučiai vengiau politikos. Ir gal tai man padėjo išlaikyti taip sveiką galvą, nes absoliučiai stengiausi atmesti tą dalyką ir negalvoti apie tai. Per kažkokius kitus dalykus klausėmės. Nu, mes klausėmės, aišku, tų visų balsų kitokių, bet oficialios jokios tenais mes nežiūrėjom. Nu, tai bet, ką ten pasako ten? Nežinau, aš net. Nu, bet ėjom tikrai tikėdami ir kad jau visas tas marazmas, kuris supo vis dėl to, kad jis vieną kartą baigsis. Gal vilčių net turėjom daugiau, negu kad jos išsipildė. Pačiai pabaigai, jūsų kaip kino kritikės, kaip moters toks įvaizdis mūsų akimis, tarsi stiprios moters labai portretas. Ar kai peržvelgiat savo mėgstamų kino režisierių filmus, jums irgi iškyla kažkokios moteris, aktorės, personažės, kurios taip imponuoja? Be abejo, labai daug aktorių, kuriuo aš mėgau, ir moterų, ir vyrų, bet mano feminizmas truputį turbūt kitoks, ir aš dėl to ir su savo dukra dažnai ginčiuosi ir su jūsų karta, ir savo nuomonę turiu apie Me Too judėjimą, kuris iš esmės prasidėjo kaip labai reikalingas, bet daug kuriais atvejais tapo sąskaitų tiesiog suvedinėjimu. Bet aš niekad, kadangi aš turėjau labai gerų ir daugiausia draugų, kurie mane suformavo ir padarė, tai buvo vyrai. Aš labai daug turėjau draugų vyrų ir labai protingų vyrų. Ir aš niekad nevertinau pagal lytį. Pas mus karjerą darė ne pagal lytį, o pagal tai, ar tu partijos narys. Ir šitą, aišku, turbūt žinoma, gal moteris mažiau nustumdavo, ar ten dar kas nors, visi tokie dalykai buvo. Man visada
žmogus protingas, ar jis neprotingas ir visiškai nesvarbu buvo kokia lytis. Ir dabar feminizmui aš dėkinga tik už tai, už atrastus vardus, kurie savo laikų dailininkės, ar ten, pavyzdžiui, Šumano žmona, ar ten kažkokia dailininkė, kurios buvo nustumtos, nuspaustos tais laikais ar viskas. Šiandien, mano nuomonė, nereikia jokių kvotų, jokių moteriškų filmų festivalių ar dar kas nors. Visi dabar esam lygus ir lygiai dalyvaujam. Jeigu daugiau yra filmų, kurios padarė geriau režisieriai, tai tegul būna vyrai, o vyrų daugiau, o jeigu padarė daugiau moteris, gali būti moterų daugiau. Nieko čia man visiškai neturi jokios, iš vis lytis šitom mene man neturi jokios. Galima tenais pakalbėti tos trūkumus kai kurios, bet kurie kažkada ten buvo moterų kine. Aš atsimenu, kaip Larisa Šepitko, tokia didi ir labai konfliktuojanti su sovietų valdžia režisierė, dar labai graži moteris priedo. Jinai žuvo dėja darydama filmą, bet jos pirmas filmas, Pakilimas, pirmas buvo filmas, kuris Berlyno festivalis sovietinis laimėjęs pagrindinį prizą. Tai kai jai pasakė moteriškas kinas, sako, ką reiškia moteriškas kinas? Mes ką, nerinukus kokius nors tyrinėjam? Neriam nerinukus ar kas, ko moteriškas kinas skiriasi nuo vyrų kino? Yra geras arba blogas kinas. Tai va, tai čia man šitie visi atskirimai, jie reikalingi kažkokiuose kitose dalykuose gyvenime, kur reikia, pavyzdžiui, aš manau, kad reikia bet nieko tai nepadės, žinoma, Afganistane kas vyksta su moterim ar mergaitėm. O Europoje ir visur yra lygios teisės. Prašau, kovokim. Ir man, kad jeigu dabar man kokią tai duotų, kad aš patekčiau į festivalį per tai, kad kvota, tai aš paskui su savo kompleksais, kuriuos aš turėjau jau normaliam gyvenime, ne senatvėj, tai aš galvočiau, kad gal mano labai prastas filmas, bet jis pateko tik per kvotą. Tai kad mano čia yra santykiai, kodėl Chantal Akerman dabar atrado, ačiū Dievui, labai gera režisierė buvo, fantastiška režisierė buvo Kira Muratova, Agnieškos Holland aš gal ne visus filmus žinau, bet vis dėlto. Marta Mesaroš buvo gera labai režisierė, jinai ir yra dar gyva. Jas varda man ne viskas patinka. Tai ne viskas, tai ir Holland ne viskas patinka. Čia kitas dalykas, bet tai yra stiprios, geros režisierės ir Holland pati sako, kad tai, kad aš patekau į vyrų pasaulį ir kad aš kovojau su vyrais, tai man buvo, tai yra didelė, man padėjo. Tai tiesiog mane sustiprino ta kova. Tai kad čia lengvatų, aš manau, čia jokių lyčių lengvatų neturi būti mene. Čia turėtų įrodyti, kad tu moki ir man rodos, kad tai visiškai normaliai sekasi. Kad ten tas ar šitas, tai šitas. Kaip ir politkorektiškumas. Jis yra labai reikalingas ir visa kita, bet jis ne visada, jeigu tu nori atspindėti tai, kas yra realiai egzistuojančių ir dalykų. Yra temos labai, labai sudėtingos, koks Austras, tas Zeidlis, kokias kelia temas, Dieve. Arba dar, tai čia, bet tai yra labai, labai daug, labai įdomu. Ačiū Izolda už pokalbį. Man belieka pritarti Sauliui, kad tikrai labai gera, kad esate mūsų gyvenime ir dabar pasidžiaugti, kad būsite ir Nemuno ekranuose. Gal šiek tiek buvau perkrauta ir tokia nelabai šiandien įdomi ir kažkaip tai, žinot, nugyvenom vieną, tą gyvenimo juodraštį vienintelį nugyvenom. Ir taip išeina, kad visose interviu aš kartoju vis tą patį, todėl, kad naujų jau tokių ypatingų įvykių nėra. Tai, kad, žodžiu, kas yra, tas yra, negaliu papasakoti, ko nėra.